senoliai sakydavo. Nelaikiai ir kaukolė su raštais. Kad kas savo kaip galą pasidaro, pasika ir pasipjau, nusinuodį, arba kad kas kokį nors vagį ateip kokį žmogų užmuš, nušauna, tai tas nelaikis vis apie tą savo myriaus vietą vaidinas. Rodos tiek da metų, kiek da jis būtų gyvs buvęs da šioj pasaulyje. Girdėjau į savųjų, į kitų. Kitam žmogaus kaukolė yra raštai, kitam nėra. Katras čia būdams buvo raštininks, tai to kaukolė ir yra su raštais. Bet kad nieks tų raštų negali praskaityti. Jei bent tie, kur buvo labai mokyti. Sakė Juozas Šukis iš Kančiūnų. Iš Matas Lančiausko užrašytas tautosakas, juodoji knyga. Surinka Jons Basanavičius, paskaitė Rita Urniežiūtė. Raganinė. Raganinė buvo vadinams Vaičiulių vienkiemis netolių Maldenių kaimą. Ten gyvena seseris Mačiulytės. Vieną iš seserų Mačiulyčių žmonės vadina ragana. Jin buvo sulinkus į kuprą susimetus, neždava jaučiui gūnę. Tokia nemaža gūnė pasideda ant žemės, šiaudų prisided, į su viena ranka šveistant nugaras. Jei ein susilenkus, palei pat žemę susilenkus, ein parneštam jaučiui pašarą, šiaudų. Iš kur jai to sveikata šitiek buvo, tai aš nežinau. Ir daugiau žinau Rimavičius, duok dievė jam sveikatas, atein pas mane, saka, žinai kaimynka ko? Važiuojam, saka, pas raganą, aš noriu, kad tu eitum į kambarį, kad tu pamatytum, kaip jin gyven. Tu, saka, tikrai nežinai. Dabar nueinam ten. Nebežinau, už ką dabar ta ragana turėjo susimokėti. Rimavičius tas kolūkę ukvedės. Iš jos prašė pinigų. Dėl 2 kapeikų susibarė jai, kambarį įsivedė. O tas Rimavičius man saka, tu tik, saka, pasidairyk apie sienas. Jos langelis tikrai, kaip šits durų stikla langelis, va tik tai toks. O sienas, visas sienas apkabinėta šluotelom, iššluotelams. Čia toks augals, visur kur vaistinė augalai pas ją buvo apkabinėti. Ir kaip įeini į kambarį, tas kvaps. Tai tiesiog svaiginantis kvaps nuo visų tų augalų. Papasakoja Ona Paliukaitė Skridulienė iš Buivydžių, užrašė Lina Vaitekūnienė, paskaitė Agnė Marcinkevičiūtė.